Sveiki. Aš irgi apkabinu. Nuotoliu, stipriai. Tokios situacijos tikriausiai sunkiausios, nes jos atrodo beviltiškos. Jos atrodo, kad niekada nieks nepasikeis. Jos atrodo, kad niekada aš nebūsiu ta, kuri galės pasakyti aiškiai vyrui, tu nustok ant manęs rėkti. Nes aš net kalbėti negaliu, man tik ašaros bėga. Aš jaučiuosi, kaip jūs ir labai gražiai aprašėt, kaip maža mergaitė, kurią bara tėtis. Tik tai ne tėtis prieš mane stovo vyras. Bet kai vyras mane bara, aš jaučiuosi lygiai tokia pati maža. Man tikriausiai 2, 3, 4 metukai. Ir man atrodo, kad aš neturiu jokių galių tam tėčiui pasakyti, tu mane gąsdini iš viskai tokiu tonu kalbė. Šiuo atveju vyrui. Kaip iš to išeiti? Pirmas žingsnis yra pastebėti, kad ir koks niekinis jisai atrodo. Bet tai, kad jūs pastebit vis labiau ir labiau, kad čia yra rolių žaismas. Aš su kitu žmogum savo gyvenime atlieku tą patį vaidmenį. Aš atlieku vaidmenį tos, kuriai baisu. Aš atlieku vaidmenį tos, kuri yra skriaudžiama. Pirmas žingsnis yra pastebėti. Tai yra daug, todėl kad tai jums duoda įžvalgų apie tai, kokia jūsų pačios atsakomybė. Jūs galite suvokti, kad jeigu aš leidžiuosi ant savęs rėkiamai, tikriausiai lietuviškai būtų taip, arba jeigu aš jaučiuosi nuskriausta, vadinasi, tai yra šita rolė, kurioje aš esu. Bet šitoje situacijoje gali būti daug skirtingų rolių. Ir pastebėjus, kokioje rolėje aš esu ir kokią rolę aš atlieku, aš galiu nuspręsti kitas rolės išbandyti. Ir lengviausiai tai daryti per trečias situacijas arba per trečius asmenis, arba truputėlį per teatrą ar vaidybą. Panašiai kaip mes su vaikais išžaidžiame jiems sunkias situacijas. Tai čia lygiai taip pat. Jūs galit visų pirma kontrolę santykiuose su vyru atgauti situacijose, kuriuose vyras nedalyvauja. Pavyzdžiui, jūs galite, kai vyro nėra, kai aišku mergaitės nešalia, kai jūs esate viena, pasimti kokią nors mažą figūrėlę, pavyzdžiui, lėlę vaikų arba dar kažką mažo. Vat aš turiu tokį kaip paukščiuką, nors aš bet jis neįsiima iš to krepšelio. Tokį mažą paukščiuką, vat pasodinat prieš save, pavyzdžiui, ant stalo, vat čia tas va. Ir čia vyras bus. Ir pasižiūrėkit iškart, koks galios santykis jau skirtingas. Jisai tas mažytis, sumažinta versija. O jūs pasižiūrėkit, kokia didelė šalia. Ir jūs net šnabždėdama esate didesnė už jį. Tiek fiziškai, tiek balsu, nes šituo atveju šitas daiktas net kalbėti negali. Tai aš net šnabždėdama jį perkalbu. Jūs galite dar vaizdingumą, kad tarsi dar išpūsti tą vaizdą. Pasimti namuose, galbūt turit, mergaitės turi kokį nors mikrofoną, per kurį dainuoja. Ir jūs pasilenkėt šalia to kažko tai mažo, kuris simbolizuoja jūsų vyrą šiuo atveju. Ir per garsiakalbį jiems sakot, nerėk, man baisu, nustok. Ir jūs atrodo, kas čia per žaidimai, kažkokie juokavimai pusiau, kas nuo to pasikeis. Nuo to pasikeitė vidinės būsenos. Čia lygiai taip pat kaip aktoriai, kurie geba tobulai suvaidinti kažkokį vaidmenį, todėl kad jie tam daug repeticijų treniruojasi. Bet ateit ant scenos ir improvizuoti vaidmenį ir taip įtikinamai suvaidinti, pavyzdžiui, žmogų, kuriam skauda, arba žmogų, kuris yra kažkoks, nežinau, despotas. Tikriausiai būtų labai sunku, reikia tokios tobulos meistrystės. Ir netgi ta tobula meistrystė ateina iš to, kad ta situacija kažkuria prasme tam aktoriui yra iki skausmo žinoma. Bet dažniausiai vaidmuo yra išsitreniruojamas. Tai, kad jisai būtų įtaigus scenoje, tai, kad tie, kurie žiūri scenoje, patikėtų, kad iš tikrųjų yra taip, kaip aš vaidinu, kad yra. Tai čia yra ilgų ir dažnų repeticijų klausimas. Tai čia jūs lygiai taip pat. Jūs galite pabandyti per trečias situacijas pasirepetuoti tai, kaip jūs norit, kad vieną dieną būtų dialogas tarp jūsų ir vyrų. Tokiom priemonėm, kurioms jums padeda įgauti labai lengvai galią. Tai jūs esat kokie esate. O šiuo atveju kalbate su vyru, kuris tokio dydžio. Kaip tas paukščiukas čia viduje toks tupi. Tai jūs net galite į rankas paimti. Su juo taip kalbėti, iš pradžių glostyti, o paimti ir taip gynybti jam. Parodyti jam savo galią, parodyti, kad jūs turit galią, suvokti, kad jūs turite galią. Visa tai su ta intencija, kad jūsų viduje, bet pas jūs tarsi yra taip, jeigu būtų krumpliaračiai, tai jie taip, vienas į kitą sudėti ir viskas, bet jau šalia.
Jie nesisuka. Žinot, kitos nuostabios konstrukcijos, kur krumpralečiai sukas ir prasisuka, čia nubėga kamoliukas, čia vanduo teka, čia kažkoks skambaliukas, dzindzilin paskamba. O pas jūs jau užstrigę. Ir užstrigę, nes jums atrodo, kad viršutinę ranką turi vyras. Bet jisai va taip. Ir jūs niekaip į viršų nepradedat. Niekaip neprasisukat, nes jisai iš viršaus užrėmęs. Tai jūs iš pradžių kuriate viduje savo įsitikinimą, įsigalinimą, kad jūs turite daugiau galios. Ir iš tikrųjų viršutinė ranka yra jūsų. Ir konkrečiose situacijose neišeina to padaryti, nes jums labai sužeidžia prisiminimai su tėčiu. Ir jums visiškas nokautas. Jums iškart vėl 3-4 metukai ir jums labai jautru. Ir jūs nieko negalite su padaryti. Tai pabandykite tas situacijas apžaisti per 3 situacijas. Ir aišku, aš žinau, kad gali būti pagrindinis pasipriešinimas. Gali būti tas, kad ir vėl čia kažką reikės daryti, ir vėl čia kažkokias situacijas vaidinti, kažkokį teatrą kurti, organizuoti, kažką daryti, lyg man dar vienoj trūktų užsiėmimų. Mes norim išeities tokios, paprastos, kad atėjau, atnešiau plaktuką, įkaliau vinį. Tai gali būti, kad ir mes dažnai neprieinam iki rezultato, todėl kad apleidžiam procesą vidury kelio, nes mums nusibosta dar kažką daryti, nes mes nenorim dar kažko daryti. Už tai aš labai tikiu posakiu, kuris sako, kad pokytis atsitinka, kai pokytis tampa neišvengiamas. Kitaip tariant, jeigu pavyzdžiui mūsų prašo vis tai kažkaip namuose prisidėti ir mes niekaip neprisidedam, nes žinom, kad yra. Tai vyras tą padaro, tai mama, tai tėtis, tai vaikai, tai dėdės, tai tetos. Ir jeigu staiga įvyktų kažkokia katastrofa ir tie žmonės žūtų ir mes liktume tikrai tik vieni, tikėtina, kadangi pokytis būtų neišvengiamas, nes būtų arba aš pats pradedu rūpintis ir iš kur maisto gauti ir kaip namus ten pasišildyti ir panašiai, arba aš mirštu. Tada pokytis tampa neišvengiamas, pokytis tampa būtinas. Ir tada aš imuosi atsakomybės ir aš tampu atsakingu žmogumi, ko niekada nebuvau. Tai pokytis dažnai vyksta tada, kai jis tampa neišvengiamas. Čia 99% atvejų pokytis atsitinka, kai jis tampa neišvengiamu. Tai yra, kai mums jau taip blogai, kad mes net gyventi nebenorime, tada tokiais dažnais atvejais mes tarsi prabundame ir staiga įsišluojame namus ir to šluotą išsivaikom visus juose žmonės, kurie mūsų sąskaitą ir ant mūsų rėkia ir mūsų sąskaitą parazitauja. Pokytis gali tapti neišvengiamu tada, kai aš vidumi tuos žmonės galbūt praaugu ir tada aš galiu net neišsivaikyti, jie mane nebetrukdo, jų žodžiai manęs nebeliečia. Kad ir į kurią pusę vyktų pokytis, labai dažnai pokytis vyksta tada, kai jis tampa neišvengiamu, kai mes esam priremti prie sienos, tada įvyksta pokytis. Todėl gali būti, kad jeigu šitoj situacijai, kurioje jūs esate, būna ganėtinai daug prošvaisčių, dienų, kai jums yra ok, dienų, kai sutarėte, dienų, kai galbūt vyras geresnės nuotaikos ir jūsų nepuola, tai jumyse nesigeneruoja reikalinga energija kažką pakeisti, nes mokytis nėra būtinas. Nes tos kitos dienos tarsi atsveria tas sunkias dienas. Kai ištinka sunkios dienos, taip neatrodo. Bet kai būna kitų gerų dienų, jos tarsi atsveria. Ir pokytis nėra būtinas. O įvykdyti pokytį, kai jis nėra būtinas, tam reikia praktiškai ant gamtinių sąlygų. Tiek labai procentaliai mažai pokyčių vyksta. Yra tokių pokyčių. Bet 99% pokyčių vyksta tada, kai tai yra būtina ir kai tai yra neišvengiama. Tai iš dalies paaiškina, kodėl mes iki galo neįgyvendiname labai daug savo planų. Tie patys planai, nežinau, sportuoti, tie patys planai numesti svorio, tie patys planai išmokti kažko naujo, tie patys planai įgyti naują įgūdį, tie patys planai santykius kažkaip tai pakeisti, tie patys planai save mylėti ir į save atsižvelgti, todėl kad likusį laiko tarpą mums jau nėra taip blogai. Ir tarsi nėra viduje kažko akstino, labai skausmingo, kuris tiesiog įgalintų mus čia ir dabar padaryti pokytį, nes jau kitaip nebeįmanoma.
Tai aš va taip siūlau. Pastebėjusi ir jūs labai gerai įvardinote tai, kas vyks, jūs esate santykių dinamikoje, kurią paveldėjote iš santykių su tėčiu ir dabar tėčio vaidmenį perėmė vyras. Ir kiekvieną kartą, kai vyras pyksta, jūs įsivaizduojate, kad jūs maža mergaitė prieš savo tėtį. Ir jums norisi paguodos. Iš šito santykio dinamikos galite išeiti per teatrą, per rolių apsikeitimus. Su vyru iš karto neišeis, todėl siūliu jį visai taip minimizuoti, paversti paukščiuku, paversti lėle, paversti akmenuku, kur jūs galite taip suspriktų nustumti, kai jums per garsiai kalba ir kažką per daug sako. Iš pradžių galios santykiai keisti santykėje su vyru jam tiesiogiai nedalyvaujant. Kol viduje jūs pajusit, kad jūs pribrandot. Vieną dieną ar gyvai jam pasakyti. Žinai ką, nori įsirėkti, eik į girią. O aš tuose namuose ant manęs nereiks. Ir jums neakeis viduje kaupsis, o jūs jausit, kad jums kyla pyktis. Ir jūs norit tiesiai, šviesiai su juo įsiaiškinti ir pasakyti, tu pasižiūrėk, ant ko reikia. Bet tam jūs pribręsat viduje. Per tokias trečias situacijas. Ir dar į komentarus įdėsiu testą, apie kurį kalbėjau. Nors jūs jau santykių dinamiką įsiaiškinot, bet galbūt kitiems, tiems, kas klausysis šio video ir skaitys komentarus ir jūsų įrašą. Testas apie tai, kaip mūsų santykiai su tėvais tiesiogiai įtakoja ir labai dažnai yra tobula copy-paste versija su mūsų santykiu su vyru. Ir mes galime pastebėti, kad taip su mama elgdavausi, lygiai taip pat su vyru elgiuosi tam tikrose situacijose. Bet taip su tėčiu jausdavausi, tokiose pačios situacijos su vyru lygiai taip pat jaučiuosi. Ir ką tai padeda santykiai su vyru truputėlį nuimti atsakomybės nuo jo dėl to, kas vyksta. Nes mes suprantam, kad jisai yra čia tik tas pakištas asmuo. Tas atpirkimo žys, kuris atėjo ne į savo vietą iš tikrųjų, kaip jisai savo vietoje, bet tose situacijose jisai gauna pylos, jisai susilaukia mūsų pykčio, kuris iš tikrųjų turėtų būti skirtas tam pirmam žmogui, kuris mumyse tą visą situaciją pirmą kartą ir sukūrė. Ir tas įspaudas ir išliko. Tai nuorodą į testą ir kaip jį pasidaryti įdėsiu į komentarus. Dar kartą apkabinu.